Taigi, cheers. 5 filmavimas su keliaujais, vis dar neišmogau tvarkingai suvalgyti. Sveiki, įsijungia dar vieną pokalbį prekybių seriją. Šiandien svečia turim pirmas žmogus per visą laidos istoriją, kuris atvažiavo į Kauną iš Vilniaus, kad suvalgyt su manim kartu kebabą. Žmogus, kurį kad pasikviečiau, laukia, kol jam suės 18. Saulius Juderskis. Sveiki, tavo introductionai geriausi yra. Ir aš jaučiu sarkazmą gaidelio. Ne, kiti mane pristato tiesiog tipo jauniausias Lietuvos komikas. Viskas. Daugiau nieko. Tu visą laiką pasistengi. Tu pirmą kartą valgai tožas kebabą šiaip, ne? Taip. Kiek vertini kol kas su pirmu kasniais? Visai pokui. Tikrai negaliu sakyti, kad blogas. Esu blogesnių valgęs. Kaip tu save pristatytum ir kaip norėtum, kad tave pristatytum? Mane pristato visą laiką kaip jauniausią komiką Lietuvos. Nors jau net nebesu jauniausias, yra jau jaunesnis už mane bičias. Tai jo save pristatyčiau... Ką aš žinau, nu aš nesismulkinsiu, aš jau save sakyčiau komiku, nežinau, neuždirbu dar nieko visiškai, bet, nu, tipo, juokinu žmonės, bandau bent jau, o kaip mane, koks buvo klausimas, kaip aš save pristatyčiau? Kaip save pristatytum ir kaip norėtum, kad tave pristatytum? O tai čia nėra tas pats? Nu, žinai, kaip norėtum, tai gali dadėti su svajonėm. Ai, teisės išsilaikęs. Gražiausias Lietuvos vyras, muzikos kūrėjas, didžėjus. Ir kaskadininkas, tipo... Ok, ne, jo, tada teisės išsilaikęs asmuo. Ką žinau, daugiau nieko nenoriu pasiekti gyvenime, teisės išsilaikyti ir komediją. Tai tu realiai norėtum, kad tave pakviestų išsilaikyti pagaliau turintis vairuotojų pažymėjimą. Aš regitrui stand-upą noriu daryti. Mane pataisyk, jeigu aš suklydau, bet aš radau intiką, kad tu pirmą kartą užlipai ant scenos 23 metų, gegužės 24. Arba 25, bet nu jeigu radai 24, tai patikėsiu. Smagus dalykas buvo, visus draugus pasikviečiau, ką galėjau. Tai atėjo gal 5. Jo, ne, aš dar lipau tada nepilnametis buvęs. Sėdo jie visi į priekį, prašiau, kad draugelis nufilmuotų dar viską. Šiaip gal dar turiu kažkur šiaip medžiagas. Jo, lipau su kostiumu tada. Ir mikrofoną laikiau, blėt, su ko čia dabar parodyti galima. Ne tai, kaip tipo, normaliai va taip va kalbėjau, o tai va kažkaip šono laikiau, tipo kaip reperis. Bet kuris reperis taip laiko horizontaliai mikrofoną? Ne, tai būna. Kad nesimaišytų mano rymam. Ne, tai būna, va taip arti laiko visą laiką. Nu jo, tipo taip laiko, bet kad taip laikytų. Ir šonu biškį. Tai aš nežinau, ką aš tom norėjau, tipo labai ten parodyti, gal kad barzdauga, tipo kažkokią pagaliau. Tai jo, bet ir su skrybelė lipau su... O kodėl kostiumas tas? Tipo, bet čia galvoju, tipo... Mano dėdė taip rengęs, man jokinga, tai tipo... Ne, aš ir prieš komediją taip rengdavau. Tu taip eidavai į mokyklą? Jo. Su gelton. Aš vat gausiu fotkę, aš uždėsiu ją dabar ant ekrano. Ir tipo, tu vat toks eidavai ir buvai populiariausias klasėje vaikas. Visi jie sakydavo swag. Nes aš šitą šūdą pradėjau daryti 10 klasės pradžioj, man atrodo, nes per vasarą variau pas pusseserę į krikštynas ir man sakė, kad aš krikštatėvė būsiu. Aš sakau, sąlyga, jeigu aš gausiu kostiumą normalų. Tada aš krikštatėvę filmą pirmą kartą pažiūrėjau ir aš visas tas krikštynas tik citavau tą filmą. Tu per daug rimtai priėmė krikštatėvę. Kaip prieitų prie to, kad tipo, vat, man reikia užlipti jau pod maiką. Jūs kažkokį backstory tikrai turėt, kad gavai diplomą 6 klasėje, klasės jokingiausias ir... Ne, pas mane buvo tas, kad aš visą laiką tipo, šūdus maldavau mokyklai ir visą laiką mokytas pastabas rašydavo. Su tėčiu važiuoju namo ir kai važiuoju 5 minučių ir būna 15 minučių tyla, tada tėtis, tu žinai, kad tėtis perskaitęs pastabą, tėtis žino, kad tu žinai, tai labai intens tyla yra, tai jis tave pasižiūri, tipo, tu kodėl tu taip darai? Tu ką čia, šūdus malt nori tipo, visą gyvenimą? Žinai, kad tave žmonės nepriims rimtai niekada. Tu klaunas būsi geriausiu atveju. Tu nori klaunu būti? Aš sakysiu, jo. Jo, davai. Kodėl ne? Jo, ir aš tiesiog tada kažkaip realiai pradėjau galvoti po klaunu būti, nes aš žinau, kad klaunų dahuja uždirba. Ir man čia zaibys atrodo tipo dalykas. Dabar neatsimenu, kurį pirmą, ar Klajumą, ar Šurajevą pradėjau žiūrėti. Ten akcentai visi ir recenzijos. Pradėjau žiūrėti ir žiūrėti, pat zaibys, man visai stand-upas tai buvo patinka. Ir čia 6-7 klasiai. Ir tada... Ai, tai labai anksti. Ir tiesiog labai ilgai galvojau, norėjau. Realiai aš jau turėjau pakankamai kiaušų, ne tai, kad kiaušų visiems bijojau, tipo, bet jau kokiai 7-8 klasėje užsirašyti jau pan maiką, tik tiek, kad karantinas tuo metu buvo. Tai niekur negalėjau, bet būčiau varęs po tuo metu jau. Tu dar mokykloje dabar, ne? Jo, 12 dar 12 klasė. 12 klasė. Kaip tavo kolegos reaguoja tai, kad tu stand-up pradėjai? Nes spėjau turėtų, ar pizdavos iš tavęs, kad tipo, nu ką, davai bairį, ar kaip tik dabar klasės žvaigždėse? Kad žvaigždė tai tikrai ne.
Aš ten susipykęs su žmonėmis, šiaip su mokyklai su žmonėmis biškai susipykęs, kai kuriais esu. Bet įvairiai, tipo, yra tipo, tie draugeliai, kurie tipo, ateina į open mic'us karts nuo karto, tipo, palaiko zajabys, pas jais bairius rašaus visą laiką. Yra tie, kur sako, ui, ten Sviderskis pasikėlęs naktį, nu, su komikais, tipo, dabar buvo visą vasarą, tai čia dabar pasikėlęs, tipo, man iškėtas, tipo. Tai jo, nu tai va, tipo, tokių šūdų yra, biškita pavydą, kažkiek gal jaučiu. Bet dabar jau kažkaip čia keli metai praėjo, kažkaip priprato visi. Nebėra jau to, tipo. Ai, tai tik pačia pradžiai buvo šitą. Jo. Va tada, kai pavasarį pradėjau, iškart vasarą atostogas ir po atostogų, kai grįžau, tada pizda buvo, tipo, grįžti. Tu nesenai buvai projekte... Pakelk ragelį. Kaip tu ten atsidūrei, blėt? Per Liną Piščiką. Linas Piščikas taip pat tau užrekomendavo? Nes jisai buvo... Jisai negalėjo eiti, nes jis per senas. Per gražus. Ne, buvo open mic'as, Kadų klube naujam. Ir jisai buvo atsivedęs draugę pažįstamą. Ir jinai tipo prieina prie mane, sako, tipo, žiūrėk, tu matau visai tipo fainas, visai jokingas ant scenos, gal nori čia laido nusifilmuoti. Sakau, pizdu, tipo, važiuojam, kas per laidą. Tada paaiškina, kad ten dating show gal blečia galimai bus gėda, bet visiems... Tipo, Salmija. Bet nuvariau, išsirašiau, tipo, negaliu skūstis, kad gėda, va, panelė parašė po tos laidos, nes per laidą tai rejectina. Tu jau kiek laiko stand-upinį gaunas? Tai gegužės mėnesį tai jau bus metai. 1,5 metų kažkur. Ai, 1,5 metų, tik sakai, dabar 24 jau. Tai jau turėjai šiaip turėti blogą ir gerą pasirodymą, kur atsimintum, nes šitus visą laiką atsimenam, kuris buvo blogiausias ir kuris geriausias. Blogiausias tai buvo tikrai pasirašiau naujų dahoje prikolų ir jie visi labai išlykštusi, ten buvo ten ir kaip geriu, ir ten kaip su panom bazarinu girtas. Ir į tą open mic'ą dar buvo atvarius mano mamos draugė su savo dukra mano metu ir aš užlipau ant scenos gal 4 minutės, net normaliai iki bairių, tipo, nedavariau. Čia ne college pub'e buvo? Ne, čia buvo line-up'e, man atrodo. Net nespėjau normaliai bitų dabaigt ir man jau Arensas flashino iš galo, aš nulipu nuo sienos, žiūriu ten gal 3 minutės iškalbėtas kažkas tokio, kur net neturėjau laiko ant galo gero bairio pasakyti, nes tiesiog... Prašovai realiai visą apkabą. Jo, ir tada pizda gėda buvo ir aš su ta mamos draugė pasisveikinau, kai jinai atėjo ir tiesiog pats išėjau. Ir tada aš po to buvau pas mamos kitą draugę, per gimtadienį pasirodžiau paviljonę šventę. Ir buvo ta pati draugė su ta pačia dukra atvarius. Tai mama jos labai nelaukia, kad aš pasirodysiu. Bet ta dukra tai pasakė, šiaip aš klausiausi, tipo, tu tavo prikolų, šiaip visai juokinga. Šiaip, nenori nieks. Man taip gėda buvo važiuoti po to namo atgal. Tai tas buvo blogiausias. Nes tada tikrai nei vieno juoko negavau. Sakau, tiesiog kelias minutės į tylą prašnekėjau, jau flešinam nahui mane ir aš jau pats pajutau, tipo, kad... Bet čia buvo vieni to iš tų pirmesnių lipimų, ar? Čia dar buvo ta vasara. Pačia pirma. Ta pirma, tai ten kokie 2-3 mėnesiai komedijai max. Tai dar visiškai normalu. Čia visiškai, jo. Geriausias tai Kaune buvo paskutinį kartą, kai buvau. Čia džimpabė gal tada. Jo, prasivedžiau panelę pirmą kartą jau pamaiką. Ir geros nuotaikos lipau, naujų bairių buvo... 5 aplos breikai gal buvo. Dar heklerė buvo, kur naha supizna tą kurvą. Šiaip kas ingias, kad ta heklerė buvo pana, kur lipo ant scenos. Ir jinai iškart po manęs lipo, jo. Taip, tai tas... Aš tuo metu labai apsidžiaugiau, kad... Nes jis sėdėjo pačiam priekį, aš ant pasiunčiau, tada prikolinu toliau ir kažkuriam bairiui norėjau kolbeką į ją šaut. Ir žiūriu, jos nebėra. Ir aš labai apsidžiaugiau, kad aš ją išvijau, tipo, jinai dėl manęs išėjo. Ir tas praganėjai, tik aš noriu ruoštis. Ką tu planuoji toliau veikti su komedija? Tipo, ar tau patinka, tipo, nes kaip įsivaizdavom, kad tipo, tu negavai dar kitos pastabos, kad tau pakeistų karjeros kryptį, žinai, kad ten žonglierium taptum. Ką planuoji? Ar kontentą kažkokį kelsi, ar ką veiksi? Aš jau labai ilgai galvoju, kontentą reikia daryti, jau realiai visus 1,5 metų. Tu realiai skalvės kino akademiją. Varom pradėsim, tipo, draugeliai skečų filmuot. Jo, aš į skalvį įstojau, visam, kad skečų galėčiau. Ir tu vis tiek niek. Su kaubojom lakstai. Ir aš tiesiog žoskai tingiu daryti dalykus. Nes aš dar toli gyvenu, jeigu aparatūra kažkokia turi, reikia vežtis miestą, iš miesto, mašinas neturiu, autobusų nenoriu važinėti. Tu čia tavo problema. Tai tiesiog laukiu, kada teisės išsilaikys ir tada varysiu. Nes aš šiaip scenarijus kelius turiu idėjas, tipo ką. O gerai, o tai tada su kuo labiausiai iš Lietuvos norėtum nufilmuoti skečą? Jeigu galėtum, bet ką, tau sakytų, tipo, mes tau mokėsim, eurų duosim kiek reikia, tipo, žinai, viską. Tiesiog, ką nori, su kuo norėtum skečų padaryti, komediją nufilmuoti, padaryti ar kažką. Balta lietuvis, man atrodo, dar niekur nebuvo pakviestas. Būtų su juo visai. Realiai, tu turi unlimited biudžetą
ir tu renkės žmogų, Už 5 eurus, tipo. kurio biudžetas yra limited, tipo, tiek, kiek valstybė duoda. Ir tu baltalį, tu galėjai imti Andrių Rimiškį, Merūną, aš nežinau. Valinską, tipo, bet ką, tipo, ne, baltalėtus. Taip, bet įdomiausia buvo. Bet tu bet ką gali imti, bet ką, tau reikia sumokėti, sumokės už tave. Ble, tada im Grybauskaitę kokią. Pavyzdžiui, šiaip kaip tu rašai, tu ieškai to įkvėpimo kažkokio kažkur, ar tu sėdi ir darai tą tiksliukų dalyką, sėdi prie papirios, rašysiu komediją. O šitą esu bandęs daryti ir visai neblogai sekas, bet sunku žoskai prisiversti yra. Bet būna karts nuo karto, taip pat kažkur laukia kažko, tai atsisėdi, pasirašai bairių. Bet kažkaip, kai aš vis labai rašau, aš overthinkinu, nes labai bijau po to ant scenos pasakot. O aš dabar tiesiog gyvenu, kažkas juokingo atsitinka, papasakoju ant scenos ir kartais zaibys būna. Ir tiesiog tą pasilieki. Bet jau su mokykla irgi aš negaliu rašyti. Man labai daug kas tai pasako, oi rašyk apie mokyklą, taigi čia zaibys, tu kažkuom išsiskiri. Man atrodo, visi, kas pas tave praeituose laidose yra man šitą sakę, aš nesugebu. Man užpisa, man nepatinka ta mokykla. Tai tas ir būtų tavo tas dalykas, kad tave užpisa ta mokykla. Jo, bet nes visus užpisa. Bet ne tai, kad užpisa ir tiesiog geros emocijos, tiesiog emocijos duoda, su kuria gali lipti ant scenos, tiesiog užpisa ir nenori galvoti. Ir tada užlipant jau per maiką, ir pas mane bairį, visi būna apie įdomius man dalykus. Ir tema rašyta apie ką, tave mokykla tiek užpisa, kad tu nori apie kitus dalykus galvoti. Ir kokie tie dalykai yra, apie ką tu galvotum. Ai, tokį labai metodą. Ką tu galvotum, tipo, nenori galvoti apie mokyklą ir ką tu darai, kad tau nereiktų galvoti apie mokyklą, tipo, žinai, ir tau visas raktas, nes Xbox'as. Aš į parką balandžius pradėjau leisinti vien tam, kad nemąstyti apie mokyklą. Tipo, žinai, labai daug gali kampūras iš tos pusės. Šiblėjo. Nes, tipo, labai per aplinkui, tipo, galima žiūrėti, tipo, pritimpinėti labai. Dabar jau realiai, kai damuši visą kebabą, ar zaibys kebabas buvo? Kiek vertintum skalį nuo 1 iki jami? Ble, aš manau, jami overrated kebabai yra. Jie nėra, tipo, tokie geri. Va čia šitas kebabas, čia jami. Ir tada čia antakalnio kebabai yra. Aš panas susiradau. Ir aš vakar supratau, kad čia gera moteris yra. Nes jinai man vakar naktį parašo. Žodžiu, norėjau tau pasakyti vieną dalyką. Tu varai ten rytoj filmuotis į podcastą. Pažiūrėjau praeitas laidas, tai tiesiog norėjau tavęs paprašyti, gali nekalbėti pilną burną. Ačiū, kad atvykai pas mane čia net iš Vilniaus į Kauną. Suvalgyti kebabą ir pabazarint. Tai dabar čia pagrindinė kamera, gali palinkėti žmonėm, ką nori, pasireklamuoti, raudonas kilimas tau, pasikalbėk su žmonėm one on one. Linkiu jums visiems didžiausios sėkmės. Ble, jaučiuosi kaip tipo mokykla, reikia klasiokas su gimtadieniu. Taip. Tiesiog, jo, tai sėkmės, darykit ką norit, judėkit, nepasiduokit, varykit į pasirodymus, į open mic'us. Palauk, kur aš čia varau balandžio kažkada Vito Žybą apšildyti į Kaišiadorius. O ne į Kaišiadorius, į Kalvarijas. Sorry. Tai tai atvarykit, gal bus vietų, nežinau. Ačiū tau ir iki kitos savaitės. Gerai, ačiū, kad pakvietei. Visą gerą.